Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijoje verda intrigos. Į įvairias institucijas plūsta raštai, kuriuose skundžiamas dabartinis direkcijos vadovas. Valstybės saugomų teritorijų tarnybos vadovė sako, kad nesutarimų šioje direkcijoje buvo visada, tačiau dabar jie pasiekė apogėjų. Yra užrašyta man, kaip tarnybos vadovai, išnagrinėkite situaciją ir spręskite dėl esminių reformų. Mat ir viskas. Ir mes, sakykime, tai savo žaidimais, kaip jūs sakot, patys užsiveržėt kilpą savo ant kaklo. Tokių raštų, kuriuose peikiamas dar nė metų neišdirbęs naujas vadovas, daugybė. Skundžiamasi daug kuo. Vadovo neva piktnaudžiavimų tarnyba, jau taupimo politika esą netinkamų darbo. Valstybės saugomų teritorijų tarnybos vadovė situaciją direkcijoje vadina nenormalia, nes intrigos Kuršių Nerijoje tęsiasi jau metus. Man asmeniškai aš nesuprantu nei kaip žmogus, nei kaip pareigūnas ir suprasčiau, kad jeigu atėjo kažkoks direktorius, jisai yra vienas, netinkamus sprendimus priėmė, sukūrė čia kažkokį chaosą, taip. Bet kai trečias, ketvirtas direktorius ir visi blogi, tai tada jau reikia apsičiupinėti apie save. Labiausiai direktoriumi skundžiasi direkcijos teisės ir personalo skyrius. Esą protestuodami darbuotojai netgi atsisako važiuoti dirbti į Nidą, kur yra įsikūrusi direkcija, nes pagal pakeistą tvarką niekas kelionės į darbą išlaidų nebekompensuoja. Naujas vadovas įvedė ir daugiau naujovių, kuriomis kai kurie žmonės neįtin patenkinti. Kalbant apie tas problemas, kurios čia sukėlė, tai be abejo tų kai kurių lengvatų nutraukimas, kurios buvo taikomas iki šiolai. Tai konkrečiai galima pasakyti ir apie lengvatos pavėžėjimo klausimo nutraukimą ir apie tam tikrų privilegijų susijusių su medžioklė, su gyvenamojo ploto nuoma apribojimu. Tai visi tie dalykai, sprendimai buvo nepopuliarūs ir sukėlė šiokį tokį pasipriešinimą. Aiškinti susiklošiusios padėties atvyko saugomų teritorijų tarnybos profsąjungų atstovai. Pastarėjai sako, kad kaltę turėtų prisimti ir direktorius. Esą jis ambicingai ir be kompromisų bando įgyvendinti pertvarką ir naujoves, o senbuvius tai piktina. Reikia įsiklausyti. Galbūt tai yra sunkus kelias, nes aišku lengviau parašyti įsakymą, aš taip noriu, aš taip manau ir taškas. Ir iš tikrųjų tai pagal pareigybę tu turi teisę spręsti. Bet yra sunkesnis, bet geresnis kelias, kai vis dėlto savo ambicijas palieki šone ir pasakai, žmonės, jūs kūrėt šitą parką, jūsų čia širdis ir siela. Tai kaip padaryti, kad jį išsaugot? Nemažą nepasitenkinimą kursto kalbos, kad taupant lėšas gali tekti atleisti dalį darbuotojų. Darbo gali netekti 10% kolektyvo. Kuršio Nerijos nacionalinio parko direkcijoje žmonės jau atleidžiami. Pirmas darbo neteko skundais įvairias institucijas užvertęs direkcijos teisės ir personalo skyriaus vadovas.